Pats maloniausias darbas karkasininkui. Karkasas ir lauko apdaila. Vat, pasižiūrėkit, šitas objektas, va toks vat garažas, be jokio sandarinimo, netgi 3 dalis, į 3 dalis, labai įdomus šiaip sprendimas, kaip ir 3 viename, stoginytė ir 2 garažai. Stogo plėvelė pigi, net klijuot nereikia, nes jokio šiltinimo nebus. Lauko apdaila paskui apsikaus tiktai dailylente, be jokio šiltinimo, be jokio sandarinimo, be daug langų. Darbas greitas, patogus, malonus, karkasininko svajonė. Plius trinkelės visos sudėtos. Dirbt patogu, neaukštos sienos, nereikia pastolių. Va taip, pavydėkit, karkasininkai, kaip čia mums gerai pasisekė su šito objektu. Plius, graži aplinka, labai graži ežeriukas. Dabar lapai nukrito, jau ne taip gražu. Bet va taip pat ir dirbam. Kartais pasiseka ir statybose.